Sveiki, aš Tomas ir sveikinuosi jūs iš Lakštingalų vynuogyno. Šiandien sugalvojau padaryti ekskursiją po savo šiltnamius, parodyti, kaip derlius jau noksta, jau kai kas spalvinasi. Manau, kad už kokių gal net 10 dienų kažką pirmą pradėsim ragauti. Tai kągi, pradedam. Pradžioj, tai pirma bus Jubiliej Novočerkasa. Tai iš garsiosios Krainovo trojkos vynuogė. Šiaip paprastas skonis, bet labai derlinga, labai stabili, vis kiekvienais metais gerai dera. Štai apkrova, tikrai uogos jau pradeda minkštėti, didėti, tai manau, kad irgi dar kokios 3 savaitės geros ir bus jau sunokus. Čia toliau sekanti auga Preobraženija, tai irgi tas pats praktiškai, gal šiek tiek skiriasi, nors aš pats skirtumo labai ir nepastebiu. Toliau pas mumi Jupiteris. Jupiteris šiltnamį kaip visada apsidulkina prastokai. Pas mane dar net nesispalvina kažkodėl šiemet, nors būdavo visada gan anksti pradeda. Tai palikau viską, ką užmezgė. Krūmas monstras, bet uogų tai nelabai iš tikrųjų. Turbūt Jupiteriui kaip žydi karšta buvo ir neapsidulkino, išbyra. Toliau Super Extra. Super Extra jau irgi minkštėja uogos, manau, už poros savaičių bus, bet Super Extra aš jau po truputį perskiepinu, nes man nepatinka tai, kad jinai apie kotelį visada patruknė, daryk ką nori. Aš ten bandžiau visokias priemonės taikyti, bet vis tiek sutrūksta ir sunoksta ir pradeda trūkinėti apie kotelį žiediniai tokie trūkiai, kas man nelabai patinka. Tai va jau čia ją yra įskiepyta. Buba jau rodo signalinę, bet buba bus vėlyva, bus didžiulės uogos. Toliau, čia dar taip pat Super Extra eina, apkrova tikrai nemaža, viską veža. Čia yra į Super Extra įskiepyta ir bananaso, bet bananaso irgi jaučiu pasiliksiu tik labai nedaug, kad truputį paįvairinimui, nes neapsidulkina šiltnamį vien žirniai, paskui tie žirniai trūkinėti irgi dažniausiai pradeda. Žodžiu, nieko doro. Toliau turim, kad ten valiokas irgi skiepytas į Sfinksą, nes Sfinksą irgi jau keisiu, nes Sfinksas nelabai man patinka. Bet anoj pusėje valiokas kabo, kekis. Dar valiokui dar nemažai trūksta, dar turbūt kokių 3-4 savaičių gal net. Nes gerai apkrauta, gal sunkiai veža. Čia va štai valiokas. Po 2 kekės palikau, tai jaučiu bus vėlyvesnė biški, bet aš visada tai palieku, tai jinai visada ištempia. Štai va kekės tokios valiokų. Toliau pas mumi eina Aladinas. Aladinas didelis krūmas, senas, didelis medelis, jau pastoviai apkrautas, pastoviai viską išveža. Man labai patinka, nes toks irgi stabilus, kiekvienais metais dera. Tiesa, kekės nebūna pas mane niekad didelis, bet vat, po 3 kekės ant ūglio palieku. Po 2, po 3, kažkur 4 gal net mačiau yra. Tokios po 300 gramų bus kekės, tai vis tiek apie kilogramą ant ūglio pavyksta apkrauti. Šiaip stabilus, čia vat visas jo derlius gan nemažas. Sena veislė, bet gera. Bent jau man patinka. Štai va 4 kekės ant ūglio. 1, 2, 3 ir 4. Toliau pas mumi eina Festivija, kanadietiška veislė. Atsidūrė šiltnamį, taip kažkaip netik seniau pasodinau. Dabar gal jau nesodinčiau, bet ir išrauti nesiruošiu, nes stabilumas, jinai bus vėlyva, rugsėjo mėnesį, mėlynos uogos. Bet vat jos dydis, jeigu taip įsivaizduotai, kokie turbūt 4 geri metrai ant 2-plokščio špalierio. Gal net daugiau, čia bus turbūt kokie 5 metrai ir visa pilna, tik tai kekių, nenuėmęs lapų, tai kekių nesimato, bet šiaip tai va, kur pažiūrėsi vien kekis. Šitoj pusėje pas mumi auga paslanikas, irgi čia skiepytas prieš kelis metus. Jau kekės jau irgi uogos didėja, bet kadangi vėlyvas, tai uogos bus labai didelės. Tiesa, kekės šiek tiek prakarpiau. Vieną štai palikau neprakarpytą, kaip atrodo. Su mažais, o kur prakarpyta, tai tikrai bus gražesnė, aišku, dar bus šiek tiek. Tada čia dar yra įskiepyta iš tą patį krūmą. Pernai Krasavą kalūgino signalinė kekelė. Ten dar antra yra, štai va. Tada malčik, spalčik, bet tas kažko labai neauga, bet
išmetė kažkokią ant tūso kelias uogeles, bet ūgliukai neauga, kažko sustoja, nežinau. Gal turbūt paslanikas nutraukė viską. Monstras. Taip. Toliau čia yra dar... Taip. Čia vat chameleonas. Chameleoną turėjau lauke specialiai, atsinešiau į šiltnamį pažiūrėti, kas bus, nes lauke pas mane kekių chameleonas visiškai keli metai auga ir nesuformuoja. Tai čia vat dabar šiltnamį, kai gavo šilumos po 2 kekes, bus turbūt po kokią beveik kilogramą. Ūgliai tikrai galingi, palikau, kažkaip nenuskyniau. Tai vat reikia pasirodo chameleonui šilumos, nes laukia jį pastoja man ant raknozijų suėsdavo pavasarį, paskui atsprogsta, kekių nėra, reiks raut lauk iš lauko. Toliau čia matom, paslanikas eina. Paslanikas. Taip pat nemažai čia jau. Toliau dar čia yra aniuta, bet aniuta bus ganėtinai vėlyva. Čia irgi jaunas krūmelis pasodytas. Štai yra signalinių kekių su paslaniku prasimaišę. Bet šitos vėliau šitas pafilmuosiu, gal jau kaip atrodys bendrą vaizdą bus įgavę. Čia truputis likęs, bet jau kitais metais iškirsiu tą krūmą fanį. Toks neaugus krūmas, uogos tokios be išraiškingo skonio. Čia turbūt štemsiu paslaniką, aniutą ir užpildysiu tą ertmę, bet šitą naikinsiu. Toliau pas mumis snežokas. Snežokas jau gelsta, jau tuoj raus turbūt pradės. Tikrai jau minkštos uogos, minkštėja. Šiaip neblogai, irgi apsidulkinęs, plius minus, sakykim. Nėra labai gal idealiai, bet neblogai. Toliau pas mumi eina dar viena trojka krainovo. Taip ir, kaip pirkau iš Lenkijos, taip ir vadino ją trojka krainovo. Aš klausiau Lenkų, rašiau, kodėl taip vadinasi, nes niekur negirdėjau. Sakė, kad pagal jų versiją, kad po Krainovo mirties pradėjo dar jo šeima pardavinėti dar vieną kloną, kurį ir pavadino trojka krainovo. Tai sako, kad jis geriau spalvinasi. Nu, nežinau, ar aš pastebėjau kažką labai skirtumo nuo jubiliejinovo Čerkasko ir prie Bražėnijos, tai gal kažkiek, tai, bet labai nežymiai. Bet šiaip gera, irgi užkrauta gerai, velka gerai apkrova, irgi uogos va jau net spalvojasi. Uogytė spalvytė, gal biški kamera neperdoda, bet matosi, kad rausta. Na, čia irgi toks gan nemažai čia užkrauta. Toliau čia yra kekelės kabo Viktor, bet ne Krainovo. Jis toks vėlyvas, bet pastoju man jis vėlai patrukinėja. Toks skonį turi kažkokį man nepatinkantį. Tai iš jo jau krikštynos pavasarį štai padarytos, jau auga ant jo nauji dalykai Eldorado, Kišmiš Banzai, kas dar čia ant jo Prime Seedlessas, jau žydė irgi, reiks paskui tik prikirpti, šiemet skiepyta viskas, ten Helovino įdėjau, čia dar turbūt Zorenkos, jeigu jo, Zorenkos dar biškį įdėjau. Žodžiu, perkrikštytas krūmas, šito Viktoro pas mane kaip ir neliks. Čia va dar biškį to Viktoro yra, aš tiesiog neskiepinu kaip galingi krūmai viso, nes labai išstorėjo ūgliai ir nemedėja, tai geriau palieku dalį, jeigu pavyksta kažkiek dar derliaus tais metais ir skiepinu krūmo vidurį, jeigu išeina geriausia. Tada tuos nupjaustysiu šakas, anas atlenksiu ir kitais metais bus pilnai derantis krūmas su daug naujų veislių pabandymui. Toliau pas mumi yra dar Aliošinkino gabaliukas, bet irgi Aliošinkino krikštynos padarytos. Štai kokios kekės ant Aliošinkino bus rumeika. Rumeika, irgi Zorenka, Krasavčiką įdėjau, Alinka. Alinka jau nužydėjus, reikės irgi palikti kelias uogas. Čia dar ir Aliošinkino likę truputį palikęs, štai kelias kelios, 5-6 kekės yra paliktos. Paliksiu gal kokį gabaliuką kitiem metam irgi, nes šiaip kokie kekiai labai gerai ankstyvos pavalgė, bet šiaip daugiau nieko iš jo gero. Šiaip ligos kaip profilaktika gerai darai, nepuola, lapai švarūs, kažkaip šiltnamy nėra problemos. O toliau jau po truputį spalvinasi pas mus Zarenė Svetaja. Irgi jau pradeda spalvotis, taip šiemet biškį mažiau apkrovau, nes pernai buvau perkrovęs, tai taip sunkiai noko, tokia buvo be skonio kažkokia.
palyginus kažko trūko šiek tiek. Tai šiemet palikau tik po vieną kekę ir pradėjau daug anksčiau bręsti, tai manau, kad bus viskas gerai. Toliau dar čia turim rumbą, bet rumba irgi man nepatinka, tai aš čia bandžiau iš kamieno, bet nepasiskėpėjau šiemet išsiaugyti naujas šakas, kitais metais aš čia perskėpysiu, tai rumba nieko gero net ir nežiūrėsim iš tikrųjų. Pabandysim čia iš kitos pusės. Zarenis Vitaja. Taip pat atrodo, nes dvi plokštų špalieras. Štai va teliošinkinas dar dėl ko perskėpinamas. Dėl to, kad šiltnamį labai dažnai va taip atsitinka. Daug žirniukų neapsidulkina. Štai va skiepai nauji. Auga gražiai. Kokie, kurie jau 2 metrus gerus paauga. Manau, kad sumedės viskas bus gerai. Čia trojka krainovo iš kitos pusės jau vat irgi spalvojasi uogytės. Čia dar truputį turiu vieną irgi šakas įskiepinęs Geleodoro, bet šiemet Geleodoras susižirniavo kažkaip. Ir nedaug čia 4 kekės palikau, nes kažkaip čia pašalo lygtais kažkaip nelabai atsibudo pavasarį normaliai. Štai toliau paslanikas, vėl chameleonų kažkiek tai ir vėl paslaniko kažkiek. Šitoj pusėj Pleven Muscat 2, bent jau tokį pavadinimą šį kažkada iš Lenkų pirkau. Muskatinė tokia šiek tiek vėlyvesnė, bet gan irgi geros, skanios uogos būna geltonos, bet dar iki sunokimo dar tolokai. Bet irgi po truputį norisi kažko naujo, tai štai čia ir araratas jau į ją įklijuotas, ir banančik roževai, ir Автограф Kalugina jau paskiepyta šiek tiek. Toliau pereinam. Čia vėlgi mano skiepai monstrai. Dogva perskiepyta, tai čia iš vis pilnai perskiepinau krūmą, tai ir Krasnąją Šapačką, ir Kuzmičius, ir Vernisažas, Nikitonas, ir dar čia buvo Kvartetas. Nu, žodžiu, daug visokių naujienų, visos naujai užžydi naujienos, mezga kažką, tai kažką gal užmegs kokią uogą. Paliksim, kad patvirtyti, ar tikrai po žydėjimo, ar tikrai veislė atitinka. A ką dabar žygiuojam toliau? Toliau pas man labai viena iš patinkančių, iš mano favoritų irgi, tai Energodaras jau irgi dažosi, bet šiemet irgi apkrautas kapitaliai. Čia irgi bus ant krūmų ne viena veislė, o kelios, pas mane daug tokių krūmų iš tikrųjų priskiepyti. Tai štai Energodaras apkrautas, veža viską jau vat. Rausto vagelis, jisai tikrai bus ankstyvas, jau čia už 2 savaičių bus jau valgomas. Čia dar šiek tiek Rusienskį muskato yra ant to pačio vat krūmo. Toliau dar mafkos yra, bet mafka tai vėlyva, tai ją iš vis irgi nekreipsim dėmesio, nes dar vat visai žalia dar. Toliau ant to pačio krūmo yra Dnieprovskį suvenyrai, irgi jau spalvinasi uogos, irgi kaip kalibruotos, dar išsitęs beaugdamos. Štai vat didėja, tęsiasi šiemet dar vat taškelių yra, šiemet tripsai labai užpuolė, buvo šiltnamį, tai kol sureagavau, šiek tiek žalos pridarė. Dar štai pažiūrėti galima yra nuo pusėje, bet ten jau tinklas uždėtas temdymo, tai užlyst bus sunku. Yra Katiuša. Irgi jau mačiau spalvintis kažkur, kekiai lygtais pradeda. Kaip čia parodyti gudriau? Štai, va, Katiuša irgi labai su muskatu lengvai, štai va, pakakį matau, gražiai parodyti galima, štai, matote, irgi spalvinas, irgi ankstyvas, su muskatu, uogos didelės, apvalios, dera vos ne iš pirmų pumpurų, Katiušą pastebėjau. Čia toliau eina irgi Dnieprovskį suvenir, štai kokios kekės, koks dydis koksai. Ir jau irgi jau spalvinasi gražiai. Labai nebloga iš tikrųjų veislė, bent man labai jinai patinka. Toliau
Čia signalinis dėrėjimas ant pernai skiepučio irgi skiepyta, labai sunkiai prigijo, ratatui šiek tiek yra. Užsikabino maža kekelė, Poltavski manikiūr, tokių naujienų, pažiūrėsim, kas čia gaus. Ir čia krūmelis gan jaunas, bet labai gerai dirbantis Alvika. Irgi Alvika dar negreitai bus, dar čia jai reikia laiko, bet toliau pas mumi klubničnai. Klubničnai jau štai pradeda spalvintis irgi. Nors ir palikęs gan nemažai čia. Kai kur viena, kaip kur dvi kekės, bet čia irgi galingi ūgliai, labai stori. Klubničnai augumas didelis. Čia taip, va, čia toliau klubničnai. Klubničnai, čia irgi viena krūmą skiepyta klubničnai. Čia dar palikta iš seno krūmo sagrajono kišmiš, bet jisai turbūt šiemet jau visiškai nukirpsiu, nes man jis trūkinėja, keli metai iš eilės niekaip aš su juo nesusitariu. Po to čia dar į tą patį krūmą įskiepyta yra kišmiš salomija. Kekės irgi didelės, ilgos, aš šiek tiek jau patrumpinau, kad nebūtų tokios ilgos. Bet šiaip gražios, toks kaip ir, sakyčiau, kaip vėlis panašiai, gal struktūra kekės kaip giliodoro, nes kiek žinau, kad tos pačios selekcijos yra, to pačio kryžminimo vaikai visi. Toliau Pametį Dženėjevą krūmelis toks, štai auga. Ir čia paskui toksai visko priskiepyta, keli krūmai, čia po truputį bandysim irgi kažką pažiūrėti. Čia rombikas yra, bet rombika tai turbūt išpjausiu pavasarį, rudenį nukirpsiu, jau nereikalingas jisai čia. Toliau čia kažką įdomesnio, tai Bėląją Nadieždą, bet čia šitą būtent ant kitą skiepą parodysiu, geriau apsidulkino, čia prastokai apsidulkino, tai net nežinau. Labai ją gyrė, bet kol kas tai man kažkaip nelabai. Čia bananasas dar irgi neapsidulkinęs kaip. Čia ne Bėląją Nadieždą, čia irgi bananasas, atsiprašau. Bėląją Nadieždą, va čia. Jeigu pažiūrėti, jinai apsidulkinus gan normaliai. Yra aišku žirniukų, bet ne tiek daug. Štai va, kekė. Dar viena. Toliau toks gan įdomi Aksaiskiai manikiūr. Moteriški žiedai, bet apsidulkino ganėtinai neblogai čia. Sakyčiau, žiūrėsim, bet čia vėliau bus vėlyvesnė. Toliau čia yra mano avataras, kuris šiemet iš tikrųjų labai sunkiai pabudo. Tai va štai yra kažkiek kelios uogelės bus. Čia ir dar kažkur tai buvo dar viena štai giliai matosi. Kaip čia parodyti? Štai dar viena kekelė avataro. Bet šiemet jis pas mane sunkiai peržiemojo, man atrodo, iš antrinių pumpurų prabudo, nes toks pradžių neaugo, dabar tik pradėjo normaliau augti. Toliau Azijos irgi čia kontrolinė kekytė. Kažkur buvo čia. Matos irgi, kad jau bus įdomios uogos. Toliau štai čia Bėląją Nadieždą ant kito yra paskiepyta. Tai kaip matau, nuo saulės uogos dega jau. Galima daryti išvadą, kad jau reikia jas pridengti. Štai saulytė jau nubučkinus truputį. Ir lyginant ją visi lygindavo, kad už Arkadiją ankstyvesnė ir kitokia. Štai kartu yra įskiepyta palyginimui ir Arkadija šalia. Tai Arkadija dabar atrodo taip. Tai kad panašu, kad Bėląją, o čia Arkadija, štai čia. O čia štai Bėląją Nadieždą. Tai uogos pailgesnės, tokios jau dabar gelsvesnės, gal bus ankstyvesnė. Tikiuosi. Pažiūrėsim, kaip sunoks. Čia dar sagrajono irgi čiut likę. Štai perėjom į kitą šilknamį. Čia turim šiek tiek baikonūro. Čia irgi jis įskiepytas savo laiku į talismaną. Tai talismano irgi dar palikęs kelias kiekės šiaip apsidulkina. Prie kažkaip irgi pusėtinai šilknamį, kai masyvė, kaip šitas, sakyčiau, gal net visai gerai. Irgi štai talismanas irgi gan neblogai su baikonūru. Ant vieno išsitenka krūmelio ir dera gan gražiai. Toliau jau gražiai rausta ajuta.
užpernai buvo irgi gan nebloga, viskas tvarkoja, nes šiaip sako trūkinėja, kol kas lygtais netrūkinėja, tikiuosi nesutruks. Pernai tai buvo nušalus, šitas šiltnamis buvo visas labai šalęs po šalnų, tai praktiškai nederėjo, tai dabar ajutos šiemet čia apkrauti irgi ganėtinai nemažai. 2 kilogramų bus, bet šiaip augi, gerai viską tempia tą apkrovą, kaip ir turėtų būti gerai. Čia dar yra Kazanovos. Kazanovą aš ruošiausi perskiepyti šiemet, bet pamiršau iš tikrųjų, kai paskiepinau viską, tada tik prisimenu. Tai štai dar čia dabar turės šansą parodyti dar kartą, nes pernai tai visą sutrukinėjau. Tai nežinau, gal dar žiūrėkit ir persigalvosiu. O gal ir ne. Pažiūrėsim, kas bus vėliau. Taip, judam toliau, čia juta. Toliau šiek tiek veliūro. Čia irgi skiepyta toks monokrūmai. Čia veliūras. Toliau čia yra dar skiepyta besėklė kišmiš skaska, kuri ganėtinai, sakyčiau, gera. Pernai irgi buvo derlius, labai man patinka, kad galima paskui padėti į šaldytuvą rudenį ir labai ilgai stoja, praktiškai iki kalėdų. Tiek, kad kiekis šiek tiek reikia, čia jau mato tos retytos, nes jinai vėlyvoka, uoga dar gerokai augs. Tai labai susispaudžia kekis, tai truputį žirklių reiktų. Po to čia dar kelios kekės irgi yra skiepytos. Novičiokas. Štai, bet man tokios labai atrodo bus tankios kekės to novičioko, nes kažkaip apsidulkinu, tai toks atrodo dar uoga tikrai pūsis, tai matysim, kas čia bus. Taip, čia skaska dar. Toliau turim šiek tiek Romeo. Tai irgi vėlyva, tokios būna, vėliau ir pafilmuosiu, padarysiu gal video didžiulės mėlynos uogos rudenį. Tai irgi reikia kiekis retyti, nes čia jau praretinau, bet dar turbūt mažoka, nes kai saugs uogos jaučiu dar susispaus. Nes uoga būna tikrai didelė. Čia šiek tiek yra zarenės vietaja įskiepyta irgi. Gabaliukas štai jau irgi spalvą gaudo. Čia Katalonija irgi kažkiek įskiepyta, irgi jau su spalva. Jau turėtų neužilgo būti valgoma. Toliau turim Nelsoną. Su Nelsonu nežinau dar irgi. Dar daviau vieną šansą, bet pas mane jisai kažkoks būna kartokas. Ar poskiepis veikia, ar gruntai turiu laukia pasodinęs, reiks šiemet kontrolinių kekių yra paragauti, bet sako, kad geras muskatas, taip yra muskatas, bet yra ir kartumų. Tai vat Nelsonui nežinau, žies. Toliau čia turiu tokią, net nežinau kas tokia, iš kažkoks nežinoma, kaip ir susimaišius kažkur iš Lenkų, kai siunčiausi prieš daug metų, bet auginu dėl to, kad labai gerai iš tikrųjų vėlyvoka, bet šiltnamis sunoksta, derlingumas milžiniškas, uogos jau dabar didelės. Štai kekės gal nėra labai įspūdingos, bet tikrai jų daug, apsikrauna gerai, labai gerai stovi padėti irgi iki kalėdų laisvai šaldytuve. Skonis harmoningas, cukraus sukaupia pakankamai, bet išlaiko ir šiek tiek rūgšties, tai tokia, čia labai skani ir čia jos irgi, nežinau, čia kokius 6 metrus ant 2 plokščios jos už jai atidavęs, tai, gal ne 6 čia, gal ir panašiai, 5-6 metrai. Tai štai, kiek čia jos auga. Tai tikrai gera, bet nežinau, kuo jinai vardu. Uoga kekė prie kekės, tik tai jos vienintelė problema, į ką atkreipiu dėmesį, tai labai dega saulė, todėl tinklai, nors šiaip tinklus visur iš saulėtos pusės užkabinės šiemet. Toliau pas mus Japonas Goldfingeris. Kažkaip sako, kad kiti skundžiasi, kad kekių nėra, kad nežinau, pas mane štai va 2 tokios, tai čia bus po kokią 700 gramų, kai sunoks, tai tokia virš kilogramo ant uglio, tai manau tikrai nėra ko norėti. Ten Goldfingeris, toliau jis va čia eina. Goldfingeris. Nuoj pusėj ten dar jo yra, nes irgi skiepytas į kažkokį kelias. Toliau čia tą patį dar yra įskiepytas šiemet signalinė Nahotka Kalugino. Tai žiūrėsim, kas čia iš jos bus. Toliau štai signalinė kabo Izumskiai Muskat. Čia antra pernykščio skiepijimo, žiūrėsim irgi.
dar neturėjau, neragau, sako, kad labai skanus, labai ypatingo skonio. Toliau Lorano. Šiaip geras, didelis, bet jis pas mane irgi strukinėja praktiškai kiekvienais metais. Tiek, kad nepavyko perskiepyti šiemet, tai dar palikau apkrovęs ūgliais, bet nežinau, reiks turbūt naikyti ir perskiepyti, bandyti kažką kitą, nes auga, uogos tikrai didelis, įspūdingos, juodos, bet takšt ir sutrukinėja dažniausiai prieš pat jau brandą ir cukrų labai sunkiai kaupia Loranų iš tikrųjų, tai man, taip sakykim, nelabai. Čia šiek tiek yra izumlenijos dar likę, bet jau irgi atsisakysiu, nes žirniuojas ypač šiltnamį, nesunoksta skonis, kekės tokios apie beveik nėra. Skonis man irgi nepatinka, kažkas nepatinka. Tai vat jie jau dabar yra įskiepyta po truputį augintis, bandau Sverchraniai Bordeaux. Sako, kad geriau turėtų medieną bręst negu Padaraknis Vitai. Šiltnamį aš su Padaraknis Vitai irgi neturiu problemų, tai nežinau, pabandysim, pažiūrėsim su to Sverchraniai Bordeaux. Pernai skiepyta, šiemet štai jau kekės kabo. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Toliau sukamės į kitą pusę. Kai matom čia, matom Aljansą. Kalugino irgi labai derlinga veislė, bet čia gal iš biškį perkrovimai turėtų būti labai ankstyva, bet dar nesidažo, dar jaučiu reiks palaukti, nes tikrai perkrova tai čia yra. Nes krūmas pakankamai jaunas, o aš čia jį prikrovęs taip, smarkiai. Čia dar yra kitam krūmė irgi skiepyta dar kartą Sverchraniai Bordeaux. Čia taip jau dažosi, tai pažiūrėsim irgi, kas čia jo per ankstyvumas bus. Dar nedėrės nė karto, tai nežinau, taip, tai čia Aljansas ir čia dar yra irgi skiepyti šiemet vieną kontrolinę Minor. Turėtų būti labai skanus muskatas. Tai pažiūrėsim, ragausim, šiemet jau matau. Toliau Cimusas dar ir kažkiek Aljanso persimaišęs. Cimusas tai kaip, čia vat Aljansas, šitas žalesnis papučia, didesnės uogos, Cimusas jau gelsta, jau geltonas daros. Žodžiu, Cimusas tai kaip visada darbštuolis, užkrautas gerai, uogų bilė daug tikrai, viską ištempia, visada sunoksta. Na ir čia dabar prasideda Padaraknis Vitai, irgi krūmas didžiulis, aš apkrovęs, gal sakyčiau, net perkrovęs kažkiek tai. Bet jeigu jau dažosi, tai manau, kad čia ta perkrova minimali. Nes šiaip augus labai, lapai didžiuliai. Štai jeigu pažiūrėti, čia visiškas miškas. Ir štai toks derlius. Čia tik tai gal per lapus nelabai matysis, bet kai nusims lapai, tai čia bus siena mėlynų uogų gražių. Tiksliau ne mėlyno, tokių tamsiai bordinių gal net. Ir skonis Padaraknis Vitai, bent man tai viena prie tų skanesniųjų. Toliau čia Bravissimo Kišmiš, bet Bravissimo tai gal vat viena kekė kažkiek panašesnė, o šiaip tai kaip žydėjo buvo karšta ir realiai neapsidulka, nes visiškai išbiro. Tai vat Bravissimo šiek tiek čia yra, čia toks nedidelis jo krūmelis dar jaunas. Nežinau, man žiūrėsim kaip čia bus, gal dar kitiem metam paliksiu, gal ir nežinau, dėl to apsidulkinimo man labai čia šiemet. Na, čia matosi jau prasideda Stolėti arba Sentinel Seedlis. Tai irgi apkrauta neblogai, dar gan jaunas krūmas, bet tikrai pakankamai apsikrauna. Šiek tiek su Sentineliu reikia mokėti dirbti, nes jeigu jisai nušala ar, tai sakykim, kažkaip tai neapsikrauna, tai paskui labai storėjo ūgliai ir kitais metais vėl derliaus nėra ir vėl storėjo ir vėl tas pats per tą patį, tai reikia labai žiūrėti, kad nestorėtų ūgliai. Toliau mano darbinikėlis Lancelotas, kurį aš labai myliu, nes tikrai fantastiškas rudeninė veislė, geras skonis, derlingumas milžiniškas ir kas svarbiausia, tai pažiūrėkit, jau dabar bręsta mediena. Realiai jau gelsta. Iš kur gal net labiau vat yra, štai, jau atbręsta. Uogos dar jo, jisai gan vėlyvas, bus gan vėlai, o jau mediena bręsta. Čia apkrova jo irgi, nežinau, čia milžiniška. Irgi čia kokius jam atidavęs 4 gerus metrus ant dviplokščio špaliero. Čia pilnai apkrautas kekės, didelės,
O dar jam noktai ir noknis jis tik rugsėjo mėnesį bus. Na štai. Na, kekės. Jau dabar. Ir va, ir kekė kabo didžiulį ir apačioj va jau mediena gelsta. Liuks. Toliau čia vėl klubničniai, bet čia jinai gal truputį irgi skiepyta, gal truputį perkrauta, sakyčiau, nes ten rausta čia dar ne, bet gal čia labiau pavėsis, nes irgi jau mediena žiūriu gelsta. Tai jau bręsta, tai jeigu bręsta mediena, tai reiškia kaip ir neperkrauta. Čia dar įsimaišę irgi yra fani kažkiek tai, kažkiek fani, paskui vat, vėl klubničniai. Didelės irgi gražios kekės klubničniai. Toliau čia Katalonijos šiek tiek irgi yra skiepyta, jau vat irgi su spalva gražiai. Toliau, jo, čia klubničniai ir Katalonija pagrindė. Ir toliau čia, net nežinau, čia kažkokia butniūnų oranžinė iš gardžios vynogės. Įskiepyta kažkas, tai toliau. Turim Slavą Ukrainą, bet Slavą Ukrainą labai toksai krūmelis pas mane, aš jau niekaip neįauginu, jau 4 metai, gal aš iškart perkraunu per daug, bet jis toksai pas mane slabnokas. Čia dar kartą turim Kišmiš Salomėja ant kito skiepyta, bet čia toks skiepas silpnas, tai kažkaip ūgliai prastokai auga, tai net nežinau. Turbūt čia reiks jos atsisakyti ir palikti tik tai ant to pačio klubničniai ir Katalonija. Čia Slava Ukraina, gal bus vėluos. Toliau čia Aniutos yra, vėlyva, muskatinė labai skani, irgi man patinka. Rausvos didelės uogos, vėlai rudenį su muskatu, traškių uoga. Ir čia dar yra šarada UA, bet šarada tai jinai, va, kaip visada, žirniai, jau aišku spalvojasi, pilna žirnių ir tuoj tie žirniai pradės trūkinėti bent pas mane. Taip jau keli metai, tai nekyla ranka, bet čia turbūt kils ir bus jinai irgi pašalinta, nes, ar verta taip, derlius didžiulis, atrodo gražiai, bet pilna žirnių ir paskui tie žirniai trūkinė. Čia iš kitos pusės, čia toliau Slava Ukraina. Tai irgi kekės nedidelės, nes krūmas silpnas, aš pamažinu, tas kekės šiaip turėtų būti didelės, bet vat, ūgliai ploni, bet čia man atrodo, kad gal net ir toksai kaip ir pačios vynmedžis neaugus Slava Ukraina. Čia vat Katalonijos dar iš tos pusės matom. Čia iš kitos pusės va vėl klubničniai. Iš kažkiek tai fani pasimaišė, klubničniai. Kekės tikrai klubničniai gražios, didelės, bus po kokią kilogramą drąsiai. Čia šiek tiek fani ir čia kita pusė mano darbštolio lanceloto. Tai vėl apie ką kalbėjau, jau bręsta mediena visiškai štai. Bet čia lanceloto ypatybė ir labai gerai jinai. Čia štai vėl ta padaraknis svita iš kitos pusės. Irgi štai pilna, dar lapų neimu, kad nedegtų, bet jau matosi, kad štai gal aš arčiau parodžiu, kad apkrova įspūdinga, nusims lapai, tai atrodys čia tikrai neblogai ir už kokią 10-15 dienų jau bus tikrai sunokus. Čia, aišku, čia mano dar irgi skiepai, grifas, arba kitaip dar Eftograf Kalugina, Šilkunčik, San Andželika, ką čia dar Lamborghini įskiepės, visi skiepai auga. Toks buvo tarpio krūmelis, žiedynai milžiniški, neskinu, kad bent tiek augumą pristabdytų, nes skiepas pakankamai storas, kad sumedėtų paskui rudenį. Štai iš kitos pusės matom cimusas, vėl alijansas su cimusu prasimaišęs. Čia Sverchraniai Bordo dar kekė kita. Toliau vėl alijansas biškai turbūt vėlos, nes biškai gal perkrauja, bet sunoks gal. Čia pas mane irgi vėl skiepyta, čia Rinačniai arba Red Globe kitaip, keletas kekių. Čia blisteščiai.
Teščiai. Toliau dar viena sentinel sydlis arba stolėtija, kitaip irgi štai apkrauta, tikrai bus gražių kekių bus irgi, bet irgi, kad ir apkrautas tiek storėja, čia kariauju, kad neišstorėtų. Toliau taldūnas labai sustorėjęs pernai, tai iš kokios pernykštė mediena. Bet irgi dar kažką tai užmezgė. Čia malinovai zvon jau rausta gražiai. Jaunesni krūmai šitie, tai štai ir čia taip gal nedakraut. Irgi saulė padegėjau uogytės. Saulė nėra čia šitoj vietoj, nesigauna suformuoti stogelio iš vynuogių ir dega viskas. Čia Knestrubetskoj. Daržalios dar čia bus vėliau, tai pafilmuosiu. Šiek tiek tarpas ir vėlisas beprotis. Su savo apkrovu jau čia dar biškį buvo per daug, nuėmiau kibirą na dieną, bet galvoju, gal dar per daug aš čia jam palikęs, nors matys. Toliau padarė Belarusijų, jau irgi štai pradeda spalvotis, jinai šiek labai panaši Dneprovskį suvenir, bet truputį vėlyvesnė ir kas įdomiausia, aš ir šiemet buvau persipjovęs uogą, pernai buvo tik tai kontrolinė maža kekė ir visos uogos buvo besėklės. Dabar dėlės uogos irgi kartais arba visai sėklų nėra, arba jeigu yra, tai kažkokios visiškai mažytės. Bandysiu paskui, kai sunoks kažkokią kekę, nusiskinsim, pasižiūrėsim, pafilmuosiu, pažiūrėsim, kas čia gausis. Kažkokia, ar čia klonas, ar poskiepis veikia, ar neapsidulkina tiesiog, nežinau, bet kad ir neapsidulkina, tai vis tiek uoga, tai dar nesunokus, o jau dydis irgi taip ganėtinai normalus. Tai nežinau, matys. Na, aišku, čia dinka. Nu, dinka dar nesispalvina, jau taip link to, bet aš čia irgi jau krovęs kapitaliai. Kekės didžiulės, apsidulkinus gerai, net ir šilknamį, sakyčiau. Bus grožis. Bus grožis. Ir čia dar gale Grand Prix. Čia vat kekė, kaip kur visai vat tokios gavosi, kaip kur kažkokios kekės gavosi, nu, Grand Prix su apsidulkinimu ir lauke, sako, prastai, tai vat šilknamį sunkoko, o vat dinka irgi milžiniškas saugumas šiandien skiepo, čia per nykštį medieną, už nykštį storesnį, šių metį irgi, kaip nykštys, bet jau štai va bręsta, Liepos vidurys, o jau mediena bręsta, kad ir stori, ir iš tų storo va, storos suglys kekė irgi gan didelė, dera viskas puikiai. Štai į kitą pusę irgi, per nykščiai čia buvo irgi ištorėjo, nykščio storio. Irgi, va šiemet irgi augliai taip stori, bet jau irgi, va štai jau gelsto ant auglio kabo kekė, čia kabo dvi. O auglys vis tiek štai va jau iš pagrindo jau jisai keičia spalvą į gelsvumą. Dinka irgi fantastinė veislė. Kągi, turbūt tiek. Jei kam nesunku, paspauskit pirštuką į viršų, pasispauskit varpelį, kaip ką nors naują įdėsiu, anksčiau sužinosit. Ačiū, iki.